Sveiki atvykę! Įdomu sužinoti, kas žino apie filmus. Patikrinsim irgi, kas stebi auto tiktokus, Instagramo reelsus, nes šis klausimas būtent yra iš ten. Kokį automobilį vairavo aktorius Leonardo DiCaprio filme Wall Street'o vilkas, vienas toks populiaresnių. Čia iš karto ranka mačiau kilo aukštai. Lamborghini Countach. O kokios spalvos? Aina savo, ar galit paplot žinovui filmų? Mažiausias leistinas protektoriaus gylis žiemos sezonui. 3 mm. Koks populiariausias automobilis pasaulyje buvo 23 metais? Toyota Corolla. Ne. Tesla Model 3. At ir ne, einu į tą galą, bet... Y-kas. Taip, Y-kas. Toyota Corolla būtent buvo nukonkuruota Tesla Model Y praeitais metais. Koks variklis stovi šiame Audi TT? 9 litrų V6. Ava, 27, pataisyk. 3.2. V6. 3.2 V6, būtent, va čia va komandėlė yra. Duokit paspaus ranką už tą komandišką darbą. 3.2 V6, va būtent, va pablokit žinovų, jei. Einu, aš dar vieną prizą va pasigriebti. Ten irgi yra daug visokių. Trauksime vardą pavardę ir kviesime prisijungti prie finalistų. Ir iš karto galiu pasakyti, šiandien tikrai kažkas laimės šią Audi TT. Tikrai. Auto garsiai už šią galimybę šiandien renginį. Ei! Einam paklausim 10 žmonių, tegul įdeda mūsų Audinukį į vardą. Originaliausią vardo kūrėjai padovanosim šitą GBL-ą. Spuogas. Labai originalu šitas tikrai. Aurora. Aurora? O šitas, aha, geras. Aurora. Monika gal. Monika. Kokia pupulė. Žvėriukas. Kadangi žiema artėja, tai gal snieguolė? Gerai, debesėlis. Debesėlis. Laštakė. Laštakė. Nu, žinokit, mes atnešam jum tą GBL-ą, nes aš sakiau, kad man buvo gražiausias vardas Monika, nes merginos antras vardas Monika, o mano kolegai patiko Aurora. Tai GBL-as yra jūsų. Sveikinam! Aš girdėjau šitą Audi TT, ar neturi labai įdomios istorijos. Ir prieš išrenkant finalistus ir keliaujant artyn link tos Audi TT, aš norėčiau visgi pasiteirauti daugiau apie tą Audi TT. Kaip ji čia iš vis atsirado ir aš girdėjau labai įdomi istorija jos. O žinot, automobiliai su istorija yra daugiau nei automobilis. Tai girdėjau, kažką veikėt su juo jūs. Taip, kas nežinojo, mes visą vasarą filmavom epizodus YouTube'ai, tai labai rekomenduoju pasižiūrėti. O kaip viskas prasidėjo, tai mes tiesiog sėdėjom ir galvojom, reikėtų kažką čia faino vasarą paveikti ir galvojom, dalyvausim lenktynėse. Tada pasižiūrėjom, ką čia turėjom aikštelį, pamatėm Audi TT, ją sutvarkėm ir pravažiavom trijuose challenge renginiuose, tai kaip matot, nesudaužyta, kaip tik sutvarkyta, nuplauta, padarytas cheminis ir mes norėjom šitas lenktynės finalizuoti taip, kad tą Audi tiesiog kažkam iš mūsų sekėjų padovanojom. Tai galiu patikinti, kad šiaip tikrai kiekvienas čia susirinkęs turi galimybę ją laimėti, viskas bus žiauriai paprasta ir smagu, tai aš asmeniškai visiems linkiu sėkmės, nes šitas mašiniukas jau kas išvažiuosit, pamatysit, koks fainas. Tai kaip suprantu, jis jau patikrintas trasoje net yra, kad tikrai patikimas, kad tikrai viskas šiki-piki, o girdėjau visgi buvo vienas pirmųjų, ar ne, patirčių trasoje. Kas buvo baisiausia, vat pirmą kartą trasoje važiuojant? Gal baisiausia buvo tai, kad visi buvo absoliučiai vyrai, viena mergina tik tai buvo. Tai pradėkim nuo to, kad jau keistokas jausmas, o šiaip kiti žmonės treniruojasi ten ir po 10 ir 15 metų, o aš pasitreniravau 3 kartus. Tai gal tai buvo baisiausia. O treniravote savarankiškai ar visgi kažkas jūs šiek tiek apmokė, parodė, kaip imti tą Apexą, būtent tą smaigalį? Tai
Mokino, aišku, visi, kas netingėjo, ir draugai, ir pažįstami, ir giminės, bet turėjau ir normalų trenerį, tai toks Mindaugas Varža, pamokino, pavežiojo, parodė visas subtilybės, tai be pasiruošimo tai būtų buvo šakės. Ir dar Nemuno žiedė, tokie kiti vyrukai, tėvas Racing, man atrodo, vadinasi, tai šitie dar mokino, tai labai rekomenduoju visiems ir ten nuvaryti. Bandykit ir patys jūs. Wow, kiek reklamos, eina savo iš karto. Tai tikrai sutvarkyta, patikrinta, jokių krešų nebuvo, ar nesėkmingai, nes geri mokytojai buvo, aišku, ir plus dar vis tiek, turbūt, buvo gal lenktynių trasa, ar jautė tokią toleranciją vis tiek, ar dvarė vis tiek, visi belia kaip, kad viena moteris trasai. Visi varė belia kaip. Šiaip streso, tai aš nesu gyvenime tiek patyrus. Čia yra baisiausias dalykas mano gyvenime. Tiesiog. Bet ir adrenalino kiek, už tai koks gyvas gali pasijausti, po to eina savo. Vau, nerealiai. Tikrai verta paploti iš tokią istoriją, ar ne? Automobilis jau turintis jau tą prieskontinkelį. Tai būtų faina, ar ne? Kadangi net 10 ekstra finalistų turime čia ištraukti. Vieną aš, vieną jūs, ar ne? Kad taip ištraukti pradžioje. O gerai, tai visgi gal pirmąjį tą ekstra dar finalistą griebėm. Matas Šateika, yra čia toks. Kviečiame peržengti šią juostą. Gerai, imu tada kitą, Matas nenori, nereikia. Gerai. Ar yra čia pas mus ugningoji ugnė? Va, prašau, ženkit jau per šitą juostą. Aš gražiai tai prispausiu, taip, papa. Sivita, Sirita, Serita. Ai, tai pristatykit, kaip teisingai. Sirita, va. Gerda. Deividas Kienišas. Tomas Viselga. Va, Dominika Bičkaitė. Jūs turėsite galimybių bet kiek atspėti tą kodą. Jeigu visgi nepasiseks ar ne kažkam, kas 10 minučių mes ištrauksim po vieną papildomą žmogų, kuris turės taip pat galimybę atspėti kodą. Jeigu visgi nepasiseks, mes duosim užuominą. Tai gerai, labai paprasta. Let's start, please sit down and put your 4-digit number with a mouse and push guess. Jums reikia suspaudinėti 4 skaičiukus ir paspausti apačioj guess, geltoną, būtent tokį Ir jūs matysite buvusį spėjimą, kad apdrug nesusidubliuotų kažkaip, ne? Pirmas spėjimas raudonas. Ok, back to the row. Kol laukėte eilėje, ateinam pakalbint, norėjom paklausti, gal turit kažkokią strategiją? Biškį domėjusi sesę. Aha. Tai bandysiu spėti. Turiu nuojautą, kad atspėsiu, nes teoriškai turėtų tikti. Ok. Sėkmės. Kokia jūsų strategija? Aš peržiūrėjau visus video, kokie tik tais įmanoma, kur galima rasti kažkokių užuomenų. Tai dar kol kas pasiliksiu savo, bet turiu tokį vieną variantą. Jo. Sėkmės. Ateinam paklausti, gal turit kažkokią strategiją skaičiam, ką spėsit? Bandysiu spėti teloloto bilietuko numerį. Geras, bet nežinau, ar išeis. Daugiau tai bandysiu spėlioti. Gerai, sėkmės. Norėjom paklausti, gal jūs turit kažkokią strategiją? Kokius skaičius rinksitės, ar ten, nežinau, kažkokią tai? Ne, visiškai. Ne? Tiesiog kažką. Gerai, sėkmės. Va, ateinam Biržiečio paklausti, kokią strategiją skaičiam? Aš galvoju, gal mašinos metai kokie bus, ne? Aš tai nežinau, žinokit, gal per lengvas būtų? Gal ir per lengvas. Pagalvokit. Gerai, klausiam strategijos. Taip, metus jau pabandžiau mašinos. Netiko, ne? Būtų obvious. Bandysim kubatūrą. Kubatūrą, gerai, bandykit. Kokia strategija, kokie skaičiai? Jo, tai aš žiūrėjau vlogus, tai aš galvau, kad numeriai, bet jau išbandyta, tai ne numeriai. Tai neišduosiu savo strategijos, toliau bandysiu. Gerai, sėkmės. Kokia jūsų strategija? Taip pat buvo numeriai, bet dabar nežinau, gal metai. Žinokit, aš tai nespėčiau nei metų, nei ten kažkokios kubatūros, nes būtų per daug akivaizdu. Aš tai sugalvočiau sunkesnę kombinaciją. Bandysim, ką nors, matysim. Gal kokią laimingą skaičių turit savo? 8. 8? Bandykit su 8. Aš manau kažkodėl, kad 8 yra. Tai ką, nelaukiam čia nakties, ne? Imam dar vieną finalininką. Aš noriu padėti. Tai pro šitą skilutę tada tai va. Kad būtų įdomiau. Čia jau nebetraukia mikrofas, tai reikia garsiai kalbėti.
Okidoki. O, dar viena moteris, mergina Rima. Gutauskienė, mūsų karalienė Rima, kur buvo? Vat viena mergina. Šiaip rimtai čia vyram ne kažką. Pirma užuomina, first hint. Visi skaimenys yra skirtingi, ne? Na ką, laikas prijungti dar vieną žmogeliuką, ne? Kaip tik va tuoj bus antra užuomina. Ir iš giliau imam. Na gerai, kas dar prisijungia? O prisijungia čia prie finalistų Arminas Klimauskas. Armin. Vienas iš šių 4 skaičių yra vienetas. Vienas. One of these 4 numbers is 1. Čia yra 2 tokie faini žmonės, kurie gamina vyną ir sriubytę, tai einam paklausim jų, ką jie mano, pavyzdžiui, koks yra blogiausias automobilis arba kokią jie niekada nenorėtų turėti ir kodėl. Turim tokį šiaip klausimą. Labai paprastas. Koks, pavyzdžiui, manat, yra kažkoks gal ar blogiausias automobilis arba toks, kur niekada nenorėtumėt vairuoti? Kažkoks, vat. Aš kažkada tai savo vaikui esu sakęs, žinai, mokinkis, nes jei nesimokinsi, važiuosi su golfu. Mėlieji, ar galim priminti, dėl ko mes čia žaidžiam visi, kad žaidžiam dėl Audi, ne? Tai visi šiek tiek rankytės atlaisvinam ir taip garsiai valosim ir visi šauksim Audi, Audi ir visi su plojimais, Audi, Audi, šiek tiek pašildom. Einu iš vieną galą, Audi, Audi, Audi. Reikia jiems, žinokit, į tokio šiek tiek įpūsti šilumos. Audi, 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 žiūrėkit kokią gražuolę. Oi, nu savo, tokia šilta visai. Nu ką, turiu dar vieną žoną, I have one more hint. Bet irgi nepasakysiu, į kurią vietą, kas ten kaip. Bet jau žinosit visai netrukus 2 skaitmenis, kuriuos reikia kažkur įterpti. O antras skaitmuo, ne ten antras, asmenė antras eilėje, bet kažkur tarp tų 4 skaičių, be vieneto yra ir 7. Ką, pridedam dar vieną žmogelę, ne? Kaip tik aš turiu paruošęs vieną tokią įdomią žaidimuką. Ir aš kviečiu prisijungti prie vienetukų ir 7 Donatą Glodenį. Kur Donatas? Nereik, kitą pakviesim. O, 2 Ž, Žilvinas Žilinskis. Net buvo, žiūrėkit, eina savo. Va čia tikrai bus galimybė laimėti, toks ar ne išlydės. Taigi kažkur yra vienetas ir kažkur yra 7 tarp tų 4 skaičių. Padėliokit, vat kažkur kažkaip. Ok, now pause a little bit. Aš čia parodysiu pačiam gale judesiuką, vat pačiam veiksmą. Ir tada reikės patapšnoti priekį esančiam žmogui, kad atsisuktų, perduoti tą veiksmą ir toliau tapšnosim ir perduosim. Žiūrėsim viens kitam pakaušius, ane? Kaip sugedęs telefonas, tik bus televizorius. Reikės vienas kitam veiksmą perduoti, kurį aš pradžiai parodysiu. Ok. Žinot, pletkai kaip eina, tai pažiūrėsim kaip judesys. Dabar žiūrim pakaušį vienas kitam ir tik kaip patapšnos per nugarą, per petį, tada reikės atsisukti, pasižiūrėti, ką perduoti kokį veiksmą kitam. Fit. Aš tik tai vienam rodo. Susukam, žiūrim pakaušius, į Audi geriausiai žiūrim. Lengva įvardinti, ne? 2 žodžiais, va. Nu, žiūrim, kad perduosim ten veiksmą, kad reikia perduoti kuo panašiau, kad įvardintų būtent tą veiksmą. Be žodžių, be nieko, tiesiog veiksmą. Judesiuką, kad būtų galima įvardinti ten, irgi turės įvardinti. Jeigu įvardys tą judesį, kurį aš parodžiau, tada laimi planšetę. Nu, tapšnuojam, toliau. Va. Tiek, o dar yra 3 gerai tas pats, dar užfiksuotas, suprantamas, ane? Nu, moteris iškart savo varo, grinai iškart papletkininkė savo varo. Nu, nežinau, kaip pasakys.
Okay, now you can look what kind of move you are seeing. You tell me. What that is? Yeah, what that is. What he is showing to you. What kind of move? Scarecrow. Taigi Halloweenas yra, ne, visiškai. We were riding the bicycle. Važiavom su mocu, ne? Būtent su mocu važiavom, eina savo. Bet čia moco nušoko kažkas labai greitai. Bet apie baidyklę labai geras iš tikro variantas yra. Tai, bet vis tiek. Noriu su visų aplodismentais padovanoti už tokį gerą originalą atsakymą. Your present, actually, it's very good present. Pablogin, mėlyjeji irgi. Wow. Turim užuominą. Nenori užuominos? Noriu. Nu gerai, tai va, toj va, paeisim iš šoną. Aha. Kažkur yra dar dvejetas. 2. Kažkur yra dar 2. Kol žmonės varžosi, einam paklausim, koks buvo jų pirmasis automobilis ir kas labiausiai apie jį jiems nepatiko. Šiaip tai, kad nuosavo neturėjau. O vyro, kokią leido pirmą pavairuoti? Šiaip Espace'as buvo. Espace. Kas labiausiai nepatiko jums apie tą Espace'ą? Per didelė man. Per didelė. O dabar gal mažesnė vairuoja? Tai dabar Audi. Labiau patinka jau čia. Jau šitą geriau jau. Matom žiovaujat, ateinam pralinksmint. Norėjom paklausti, ar jau turėjot savo pirmą automobilį? Dar ne. Dar ne. Gerai, koks turėtų būti jūsų pirmas automobilis? Kokį žadat pirkti? Nežinau, galvoju, BMW gal. BMW? Nu, jeigu Kaune gyvenat, tai BMW reikėtų. Nu, taip, reikėtų. Nu, ši populiariausia tai BMW, Audi arba Mercedes. Tai vis tik tai BMW iš visų šituo, ne? Gal dar Audi būtų neblogai. Audi saugi labai. Bet tai BMW vis tiek prašytės. Nu, kauniečiui visada. Ačiū. Koks buvo jūsų pirmas automobilis? Neturiu dar, nes nesiniai teisės tik įsilaikiau. Sveikinu. Koks bus pirmas automobilis? Iš tiesų jau kokį pusmetį labai įdomios apie Audi TT iš tikrųjų. Tai būtų smagu. Aš tai šiaip apie Audi TT sportinę, labai faina, labai geras garsas. Ne pati minkščiausia mašina pasaulyje, tai tikrai. Nu, bet norisi. Sportinukės, tokios, ne? Nu, jo, smagu būtų. Tai aš linkiu, kad jumis dar ištraukti, nes vis dar kažkoks vienas žmogus eis ten. Sėkmės. Ačiū. O, kas čia yra Paulius Porutis? Nėra, gerai, ačiū, viskas kitą imam. Nelauksim čia dabar. O gal yra Emilis Zeidenbergas. O, jūsų palaikymu, va, kaip priklauso, va, varyk. Keturi skaičiukai ir jau 3 žinomi, tik neaišku, kur jie yra. Tai tokį bendrą gal užuominą. I will give the common hint. PIN kodas nesusijęs su auto. Neturi sąsajų kažkaip su auto šitas PIN kodas. Ok, galit pasikviesti žmoną čia, ar ne tiesiog arčiau, kad pasakyt. Arba nueikit, va tiesiog pasiklausti. Va dabar aš šitą tai laikysiu, kad tikrai neužjudu. Nueisiu salės pagalba, va. O laikykite. O dabar sako laikykite, dabar jau reikia tikrai laikytis. Kitą kartą, dar variantų bus. Ok, yra kažkur tų 4 skaitmenų kodė 0. Nu, laukiam, žiūrim, kas laimės mūsų Audi TT. Jau visi 4 skaičiai atskleisti, tai pasižiūrim, yra 24 galimos kombinacijos, žiūrim, kas bus laimingasis. Aš norėčiau, kad laimėtų mergina, nes aš važiavau su ją, mergina galėtų ir išvažiuoti. Ok, palaukim, dabar stop, po sekundį pagalvokit. Aš pridėsiu dar vieną žmogeliuką, kuris yra Inga Enrika Šidlauskė. Ar yra? O, jūs da užtampuojam iš karto. Prašau, jūsų proga. Okay, I will tell the first number at that order. Bet su užuomina.
pirmasis skaitmuo yra susijęs kažkaip su aukso medaliu. Tai vat pirmąjį skaitmenį aš jau pasakiau, ar ne? Pirmasis skaitmuo yra aukso medalis. O, atsakymą telefoną, kažką čia žinau. Pažiūrėkit, ar nebuvo netyčia kažkaip. Gal pridam dar vieną žmogelę, ne, kad nesušaltų čia žmonės, kad galėtų taip šiek tiek irgi kažką. Nu ką, traukiam, ne, turim dar vieną. Ir tai yra, jeigu žiūrėkit, to jis pažalios, kol čia traukiam dar netyčia. Agota Miseliūnaitė. Kur Agota? Čia 13, ne, A3. Va, į galiuką kaip tik gerai. O va dabar prasideda jau įdomesni reikalai, nes pirmąjį skaitmenį jau žinot. Ir jums reikia belieko tik tai sudėlioti 3 skaičius. 0, 7 ir 2. Lengva. Kas čia tiera? Kas čia tiera dabar? Ok. Turim garso lojimai! 1-7-0-2! Va tai va greičiau ir turim iš karto greitai! Eina sau! Dar aplodismentų! Audi TT laimėtoją turim, wow! Aš suprantu, kad lietuviai esame, bet tikrai pablokit, žinokit, laimėtą Audi. Koks jūsų vardas, priminkit? Ugnė. Ugningo Ugnė, kur būtent ekstra, ar ne, atėjo tiesiog. Vau, iš niekur. Atvykot sudalyvauti ir žiūrėkit, Audi TT. Bet ar vairuojate automobilį? Taip. Mėgstat vairuoti? Ne. Bet manau, su šito Audi TT pamėgsit, nes žiauriai fainas, smagus mašiniukas yra. Vairuosit pati vis tiek? Teisingas atsakymas, nieko neduokim. Vau, pablokit Ugniai, mėlieji, eina savo nerealiai. Va tai va, atėjau, pamačiau, nugalėjau, tiesiog. Vau. Bet ar yra galimybė dar irgi, gal atidarom tas duris ten, kad tikrai tu tie, ne? Fainiausias reikalas, va, atsidaryti. S-Line vairas, Alcantara, Oda. Ir automatas dar, prašau, wow. Visa kita, eina savo, ir aparatūra, viskas yra. Ar yra čia kas nors netyčia su Ugne atkeliavo? Kas? Nu tu ateik čia pas Ugne. Galima, va teik, apkabink viską, pasveikink. Mes kalbinom tavo draugą ir klausėm, koks buvo pirmas automobilis ir sakė, kad neturėjo, tai turėsi dabar pasišerinti šitą Audi. Kaip jautiesi laimėjus šitą Audi? Ar tikėjais? Iš tikrųjų, biškį tikėjus, bet negalvojau, kad tikrai tai bus. Kaip tau pavyko atspėti kodą? Aš, kai pasakė visus 4 skaitmenis, aš pažiūrėjau, kokie jau buvo ir dėliojau, kokio dar nebuvo. Ir įvedžiau. Ir tiesiog, ir atspėjai. Jo. Gerai, klausimas, bet kaip tu sužinojai apie Kauto, kad vyksta toks renginys, kad gali laimėti? Aš prieš kelias dienas pamačiau Gretutės story, nes ji pasidalino ir nusinčiau draugui ir parašiau, kad visai fainai ir jis sako, važiuojam. O jūs iš Kauno esat? Ar kažkur aplink? Mes iš Kauno. Iš Kauno, okei. Kur pirmiausia važiuosi? Kaip, pavyzdžiui, nežinau, tai aišku, ten darbai, reikalai kažką, bet kur bus pirma tokia tolimesnė kelionė? Kur važiuosi savo? Į gimtą miestą. O koks tavo gimtas miestas? Rietavas. Rietavas? O, aš žinau, ten turgus yra. Taip. Žiemos Lietuvoje. Taip. Tai žodžiu, į Rietavą, pas tėvus, pas giminės, ne? Neįtikėtina. Labai faino. O teisės tikiuosi turi? Taip. Turi. Liuks, iš kelinto karto išsilaikei? Iš pirmo. Iš pirmo? Oi, tokia šaunuolė. Net aš iš 3. Labai faina, labai sveikinu. Tikiuosi, kad su šito automobiliuku turėsi daug saugių ir smagių kelionių. Tai dar kartą sveikinu. Ačiū.